Sveiki, žiūrite Lietuvos ryto televiziją ir Super namus. Šiandien viešiu tikrai puikiuose namuose, ir kurie priklauso ne man, tikrai ne, bet priklauso jai. Va, ir ji čia viena šeimininkė. Iš tikrųjų, tie dvikojai šeimininkai paliko raktus šio namo, paliko va draugę, kurią aš paleisiu jums leidus ant grindų bėgmažę. Ir pradžiai apžiūrėkime šį 300 kvadratinių metrų namą esantį šalia Vilniaus. Privatus namas, stovintis gyvenamųjų namų kvartale už miesto, išsiskiria savo išorę. Namo interjerą sukūrė jo šeimininkas, menininkas Audrius Tamošaitis. Akmuo ir mozaikų paveikslai išskirtinis šių namų bruožas. Židinys ir kailiai suteikia šilumos, augalai ir paveikslai gyvybės. Norėčiau pavadinti tai menininko komforto formulę. Ar tai tiesa? Netrukus įsitikinsime. Rimas Valeikis čia. Prašau, pakilus. Sveikas, Vytenė, aš stovėjau ten slėpęs, truputį raudonavau, bet... Žinai, Rimai, pakviečiau tave ne šiaip savo šitos namus. Jie priklauso menininkui. Žmogus pats darė projektą, pats braižė viską, darė interjerą, ilgai projektavo, ilgai gilinosi ir pasidarė namus savo, kaip savo. 100 kvadratų čia, 100 ten, 300 iš viso. Namas monstras, žinau. Aš kaip tik irgi, žinok, to tikėjus, bet mes kaip eisim, gal tu pakeisi nuomonę. Šilta dabar čia, šilta, geras, svetainį, žiūrėk, židinys. Nu, mes su batais, tai žinai. Galima nusiūt batus pajaustume grindis, jos yra šildomos iš tikrųjų. Jo, bet dabar šildomos dujomis. Čia yra dujinis šildymas. Ir aš šeimininkui, kol jis paliko man raktus, sakau, o, tai 5000 per mėnesį iš 300. Sako, ne, 1000 šalčiausia žiemą. Nes pirmiausia, tu reguliuoji šildymą, ten yra sistema gudri. Vat tos ekvalaizerių šilumos sustumdyt, reikia kiekvieną kartą leistis, reikia pasižiūrėti, tai irgi tavo gyvenimo ten valanda kita. Nebent iš to jauti milžinišką malonumą. Nu, bet tu gali kažką kontroliuoti, kai gyveni daugiabutį, žinai, ir gauni sąskaitą, tu turi arba apmokėti, arba apmokėti. Židinys, atkreip dėmesį į jį. Man tai visada patinka židiniai atviroj erdvėje, reiškia, be stiklo durelių ar stiklo. Kuris juodas pasidaro labai greitai. Jeigu gerai pakuri, aš pats krosnelę turiu, tai tada, žinai, išdega. Bet čia puikiai trauka ir funkcionalumas, žiūrėk. Ortakis, karštas oras, eina ir šitas židinys užkurtas prieš 4 valandas šitą žvaigždę. Aš taip šiek tiek atsisuosiu. Ir čia nenudegsi rankų, čia maloniai šilta, tos masės plytelės, beje, kurios yra visam pirmam aukšte. Bet grįžtant prie visų šitų akmenų, atrodo Lietuva 9 mėnesiai šalčio, akmuogi šalta materija tokia. Nu, mes nesam džiunglių beždžionės, ar ne? Ten, kur iš vieno medžio nušokai į kitą, žinai, su liana ir ten jau tavo namai. Akmuo reiškia tvirtovę, supranti? Tai, kad tu pasistatai namą tokį, kad atvažiuos rusai su tankais, nu, ar dar kas nors. Nemodulinis kartojinis, visam gyvenimui. Kaimynas ateis, tai taip jau, nu, visam gyvenimui. Bet man jauku, nežinau kaip tau. Nu, žinai. Nu, ne. Čia 3:10 kokia yra. Aš nemėginsiu, nes šiandien užsidėjau aukštakulnius. Aš dar atsiprašau. Galima? Prašau. Vos. Tai jeigu nešok iki lubų, tai jau geras aukštas. Žinosit dabar visą laiką, draugai, kaip patikrinti, ar geras tinkamas aukštas yra jūsų namuose. Pagalvojai kitai. Čia yra autoriaus darbas, jis užsiima mozaiką. Tai kaip yra, aš jau kalbėjau apie, kai vienas raigė pas kitą bando įlysti svečius, tai toks, žinai, per daug intimus tas santykis išeina, tai dar atėjus pas žmogui svečius dar komentuoti jo darbus, tai... Ne, tai nekomentuokim, bet tiesiog pakankamai dideli matmenys, pats man atrodo irgi esi mėgėjas, didelių. Esu daręs visai neseniai ten visokių ir natiurmortų, taip, tokių. Tai yra, nu, didelis malonumas, žinai, ir tas fiziologinis malonumas, jeigu jau tapai, žinai, didelį, tai tas dažas, kaip jis keičiasi, pats procesas yra malonus ir be to ir įspūdis. Pats menininkas, kabintum savo darbą savo namuose. Kad nėra daugiau kur judėti, žinai. Galim pasižiūrėti, va ten pro langą. Atkreipti dėmesį.
va į tą statinį. Tai nėra moderni skulptūra, bet aišku, ji galėtų tokia būti. Pasirodo, ten yra tramplinas ir ne tai, kad žmonės vasarą leidžia laiką, tiesiog užsilipdami ant tramplinų ir šokinėdami ant žolės, kad čia būtų ekstremalu, bet pasirodo, vasarą čia pastatomas baseinas ir jie štai taip leidžia laiką. Žiemą, aišku, tai tarnauja grinai kaip estetinis puošybos elementas. Pažiūrėk į plyteles, aš pačiu galvojau, čia akmens masė. Nu ir koks nors vyno buteliukas, žinai, neatsargiai. Oi, sako, vyno negalima. Čia yra specialios plytelės. Bet čia tai, aš čia pridirbau, matyt. Nieks nematė. Vyno negalima judinti, jeigu jis apdulkėjęs ir guli. Va, bet paukšt nukrito, žinai, ir įskėlė. Ką daryti? Ne, tai čia yra tada netragedija, jeigu skiltų butelis, o ne plytelė, va tada. Ne, bet pažiūrėk, ir visur šitai kartojasi, visur šitos detalės. Ruda spalva. Šeimininkas savo, aš nenoriu garsiai šnekėti, bet ta ruda spalva. Ką ruda spalva? Jinai plačia. Rimtai? Taigi buvo matoj, labai šokoladas prieš metus. Taip visur tas matoj šokoladas, ne. Ir tas toks pusiau barokinis. Tipo ne? Rusvas sienų. Ant balto fono, tokį pamatytum kaip šautų ir kitaip atrodė. Kad ir man šitie neblogai. Ne, jie tie patys, supranti, bet tiesiog reiktų gal neutralesnio fono. Toks, niekada neprašausi, visiems lyg gražu patinka, bet tai čia yra mano nuomonė. Vien pažiūrėk šitą sieną, labai fainai, ir apšvietimas keičiasi ledinis, ir žalumos daug, ir vėlgi tas akmuo plytos, kokios šis skaldytos. Ir tai išsiurbinėt po šito šių dulkių. Kai nepraktiška, kiekvieną lapuką reikia valyti, čia tai pasistengė prieš mum ateinant, bet gražu taip turi būti, kylam į viršų. Taip, 2 vaikų kambariai, klausyk, ne per daug erdvės, vaikam, kažkaip man, tokia stereotipiška, kad miegamasis tavo didelis. Ne per daug erdvės vaikam, 10 kvadratų, kas tai čia aš dabar? prisiminiau japonus ir jie augina, pavyzdžiui, kates stiklainiuose, leidžia vaistus, kad kaulai suminkštėtų ir jūs įauga į tą stiklainį, žinai. Tai yra nusiaubinga ir žiauru, tai jeigu nori, kad tavo vaikas užaugęs būtų tam tikros kvadratinės formos, arba, pavyzdžiui, toks, nes durys per mažus, tai aišku, tada taupai. Bet žmonės, kurie netaupo vaikų sąskaitę, yra žmonės ir didžiausias žai. Kotryna. Kotryna puikiai dirba, puikiai, ką pasakysiu. Prašom, dar vieno vaiko kambarys. Man tik stebint, aš turiu vaiką panašaus amžiaus ir esu matęs, kaip atrodo vaiko kambarys. Tai čia nėra vaiko kambarys, čia yra... Vaikas matyti įsivaizduojamas. Savaitę tvarkėsi, Važiuos, tai videlis iš televizorius reiks tvarkyti, tai čia net dulkelės nėra, viskas. O čia žiūrėk, kas per Lietuvos žemėlapio formos čia matyti, ne? Bet geras, tu pastabus. Ir jo, taip turėtų būti ir čia matyti sėdi. Toks... Čia vis tiek tėtis, architektas, dizaineris. Toks patriotiškus. Ne, aš tik pati semantika, žinai, reikšmė, tas užpakalį padėtant. Čia vailokas. Ir čia dar pažiūrėk, čia yra, čia Vilnius, gal Kaunas, Šiauliai ir Klaipėda. Super idėja. Visai tikrai nieko. Parodėm už dyką. Tai gal galėtų šitai Baltarusijos žemėlapis būti. Kodėl? Aš sakau, dėl to, žinai, užpakalio dėjimo ir tavo visas užpakalis tokio dydžio kaip tėvynė. Kiekvieno lietuvio svajonė atsisėžinė ant nekilnojamo turto, daug žemės pamano nuo užpakalio. Jo, malonu. Sėdžiau ant Lietuvos, a?
Nu, žiūrėk, ne visą laiką pasitaiko proga ateiti į intimiausius kampus namuose svetimuose, kuriuose esi pirmą kartą, gal vienintelį gyvenimą. Namuose yra tas intimumas, kai tu įleistum į nesutvarkytus namus, tada matosi, žinai, įpročiai, matosi kaip, nes dabar yra veidrodėlis tokio nematęs, jau kaip... Bet tai šiaip pažiūrėk, kaip čia padaryta. Pasidažyti reikia. Bet kaip įdomiai padaryta. Veidrodėlis altorėlis, matai? Jeigu jie susipyksta, tada jinai nueina, atsisėda ir tašosi. Mato save. Jo, vietoj jo. Jo, jis turėtų turėti televizorių. Nu, kaip po atsvara. Aha, ir žiūrėt futbolą. Ne? Ne? Vonė, kai yra milžiniška, yra gerai. Gerai, o vonė išties milžiniška ir vonė, ir kampuotas tualetas, žiūrėjau. Unitazas, atsiprašau. Kampuotas. Kampuotas. Nespaudžia. O. Čia nenori atsisėsti kaip ant Lietuvos žemėlapio. Tai nekviečia. Taip nekviečia. Praleidai trumpiau laiko negu šiaip jau knygos neskaitai, tik tai kokį žurnalą praverti. Atsiūrės ir kriauklė kampuota, ir net kranas, ir rankenėlė kampuota. Vienintelis minusas, kad muilas nėra kampuotas, bet sunku. Čia kampuotas, kodėl ne? Truputį. Nu nežinau, aš tai nejaučiu šitos erdvės, kad jos būtų per daug, Rimai. Tai tu dabar nejauti, nes tam reikia mokėti už šilumą, žinai. Tai sakė 1000 litrų šalčiausia žiemos mėnesį už tos dujos. O dabar pasimtum, aš nežinau, galėtų skambdo namų tvarkytoją, bet jeigu taip pasimt siurblį ir pabandyti prasiurbt, paskui nuvalyti dulkės, tai pirmam aukšte vienam, o jėda. Čia tu teisus. Namas, matai, šalia Vilniaus, 300 kvadratų, lyg ir didelis, bet man labai jaukus. Milžiniškas. Nu, įvertink, vat bendrai, įspūdis tavo. Šeimininkas ten stovi už nugaros operatorių, tai prašom tai drada. Ne kiekvienas matai, nu tai namas yra statai, ko gero jie aplenk save ir savo poreikius, ir savo įsivaizdavimus, ir galų gale matyti ir savo kompleksų šiek tiek. Tai pamatęs namus, ypač tokius, kaip pats žmogus darė projektą, rinko, tu gali apie jį susidaryti irgi nuomonę ir kažkokias išvadas, kurių dabar aš į kamerą gal nesakysiu, dėl laiko stokos. Na gerai, bet tau pačiam galėtų tai būti tavo supernamas? Ne. Nors tas tramplinas laukia, žinai, ir tas baseinas įsivaizduojamas, smagu, židinys atviras, puiku, bet tai yra ne mano namas, akivaizdu, čia tik tai svečias 20 minučių. Gerai, Rima, kokiais kriterijais vadovautumės į tau reiktų rinktis namą? Daug bendros erdvės, praktiškai visa bendra erdvė, aukštos lubos, kuo paprastesnis interjeras. Interjero iš viso gali nebūti, aš susitvarkyčiau taip minimaliom pastangom. Toks loftinis. Loftinis. Labai tik, aš kaip sakyt, labai tiksliai apibūdinai. Taip, tokia loftinė erdvė ir būtinai, jeigu tai yra Lietuva, židinys. Erdvės, aukštų lubų, židinio. Nuo 1 iki 10 balų vietai. Čia yra 15 km nuo Vilniaus, priemiestis. Lietuvoje gal šiek tiek toloka. Man patiktų, žinai, sugebėti nuo centro grįžti pėsčiam namo. Tai kita vertus, jeigu tu turi 2 vaikus, šunis, tai tada miškas netoli, tu jau judi laisviau ir jeigu mėgsti gamtą, tai tas yra gerai, bet labai priklausomas nuo savo mašinos esi. Tai gal vieta kokia 3. Iš 10. Iš 10? Aš jau iš 5. Iš 10. Na tai 6. Kitas kriterijus yra projektas. Erdvių išplanavimas, tai ką mes čia matėm, 300 kvadratų, jų racionalus arba neracionalus išdėstymas. Jo, aš pradėjau nuo to, kad žmogus kuria aplink save tuos namus ir jeigu jam yra gerai, tai nėra kažkokio, žinai, bendražmogiško. Jeigu aš noriu įsibėgėti ir daryti salto namie ir man to reiktų, tai aš tada, žinai, stumdyčiau ir galvočiau truputėlį kitaip. Gal aš būčiau pločiausi labiau prie žemės, žinai, dėl į viršų nekilčiau tiek, statydamas savo namus, kaip aš juos ten įsivaizduoju. Bet tiek to, tai gal būna 8. Interjeras. Dar vienas kriterijus nuo 1 iki 10 balų.
per daug negatyvumo televizijoje ir visur. Tikrai labai negerai. Smurto. Tai šiek tiek neškim optimizmo sveiko. Optimizmo reiktų sveiko, šiek tiek. Interjeras. Tai 1-10 balų. Taip, jau paaiškėjo, kad ten žemės yra ir kad čia natūraliai augs tie vijokliai ir jie apims visą namą ir beveik apvalgys kaip iš kokio Markeso romano. Tai taip su žvilgsniu į perspektyvą tegul būna 9. Nors taip, žinai. Nes kai viskas apaugs žalum ir čia toks bus žalias pulsuojantis kūnas iš to namo, bus ir 10. Medžiagos, kurios įvairios ir akmuo čia ir viską matėm. Tai tegu būna 10 tos medžiagos. Nes medžiagų derinimas yra kitas klausimas. O pačios medžiagos tai jos neabejotinai prabangios. Jeigu ką, tu gali lupt nuo sienos akmenis ir mėdyti į zombius. Žinai, maža kaip civilizacija čia pasisuks, gali sugriūti. Taip, Valeikis reaguoja į prabangias medžiagas ir jų pritaikymą ateityje. Ir paskutinis tas 1 balas, arba taip, arba ne. Galėtų tai būti tavo super namais šis namas? Tai aš sakau šitą vadovaudamasis pavydu, kad neturiu tokių didelių namų. Aišku, kad ne. Belieka suskaičiuoti visus surinktus taškus. Štai tokie mūsų emocinio ir estetinio vertinimo rezultatai. Tačiau šį kartą, atsižvelgdami į jūsų pastabas, pakalbėsime apie tai, kokiais dar kriterijais būtina remtis vertinant patinkantį namą ir kokiais etapais vystosi mūsų požiūris į nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamo turto rinka Lietuvoje, manau, praėjo 3 stadijas. Pirmoji iš jos tai buvo laisvės pajautimas ir galimybės atsiradimas finansinių, kada mes pradėjome statytis didžiulius namus, 2, 3 aukštų, 300-400 m2 su bokšteliais, arkomis ir taip toliau. Po kokių gerų 10 metų atsirado antra stadija, kada mes pajautėme privalumus grožio, patogumo, atsirado nauji baldai, šiuolaikiniai interjero sprendimai, gražus. Ir iki šiol mes to naudojamės ir tai yra puiku. Ir po truputį prieš kokius 3-4 metus mes atsisukome į 3 stadiją, tai yra energetinis efektyvumas, kada mes turime spręsti, be minėtų 2, taip pat ir energetinį efektyvumą. Pasyvus namas tai yra tų stadijų apibendrinimas. Tačiau yra dar toks dalykas kaip komforto paketas. Nes mums reikia ne tik gyventi didelėse erdvėse gražiai ir šiltai, bet mums reikia gyventi patogiai. Tai yra kvėpuoti švariu oru, kad mūsų vaikai galėtų žaisti bet kur pastate, jie nešaltų kojos, kad jie nesirgtų, kad mes patys galėtume gerai pailsėti, kad mums tą namą reikėtų paprastuoju būdu prižiūrėti, kad nereikėtų komplikuotai valdyti. Tai galima pasiekti paprastomis priemonės. Tai yra atitvaros, tai yra šiltos atitvaros, stogas, sienos, grindys. Tai yra vėdinimo sistema, kuri panaudoja sukurtą pastate ir pritekančiai iš išorės šilumai palaikyti. Ir tai yra efektyvi šildymo sistema, kuri tą šilumą teisingai paskirsto pastate. Konkrečiai šitame pastate, kur mes esame, yra rekuperacinė sistema ir panaudotas dar vienas elementas, tai yra oro paėmimas nutolus nuo pastato per požemį. Žiemą tiesiog oras patenka šiltesnis, kadangi jis praeina pro žemę, keliais laipsniais pakyla, o vasarą jis ateina vėsesnis. Tai tuo būdu mes taupome energiją ir šildymui, ir vėsinimui. Šiame pastate yra įrengta grindinė šildymo sistema kaip rezervinė papildoma, tačiau čia yra įrengta tik tai viena vienintelė vija išorinių sienų perimetrų ir to pilnai pakanka šilumai palaikyti. Šiame pastate yra panaudoti atsinaujinantys energijos šaltiniai. Saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Netgi šiandieną, kai mes su jumis kalbame žiemą ir laukia yra 0 laipsnių, grįžę savininkai po darbo galės maudytis neišleisdami nei 1 cento, nes pakankamai prišildoma iki 55 laipsnių pašyla vanduo boileryje. Taip pat šnekant apie komforto paketą, apie gyvenimo kokybę šitame pastate, reikia paminėti 2 dalykus. Vienas iš jų tai yra temperatūros režimas prie langų, prie sienų, prie išorinės sienos, prie vidinės sienos, prie laiptų, koridoriuje, bet kur temperatūra svyruoja maksimum 1 laipsnių. Kitas dalykas tai yra garso komfortas. Kadangi yra vėdinimas užtikrinamas rekuperacijos sistemos pagalba, kad vėdinti objektą nereikia nei orlaidžių, nei atidaryti langų, nei mikroventiliacijos padėčių. Kaip tik mes stebime šitame kvartale, kuriame mes esame, stebime 3 analogiškus namus.
Tiesiog skiriasi jų energinė klasė vėdinimo sistemos. Visi objekto energiniai kaštai ir maisto gaminimas, ir karštas vanduo, ir vėdinimas, ir apšvietimas, ir šildymas. Tai sudarė per metus B klasės pastate sudarė 9 000 litų, pirmajame pasyviajame name 7 000 ir paskutinėme, kuris yra pats geriausias su geriausiais sprendiniais, 3700 litų. Vienam kvadratiniam metrui yra išleidžiama B klasės pastate 3,4 lito, pirmajame pasyviajame name apie pusę lito mažiau, o paskutiniajame, kaip minėjome, geriausiame mūsų pasyviajame name vos litas 75 litai kvadratiniam metrui visiems energiniams pastato kaštams. Šie skaičiai taip patvirtina pasyvių namų efektyvumą ne tik tai gyvenimo kokybės, bet ir pinigų prasme. Norint pasiekti anksčiau mūsų minėtus rezultatus, reikia tą dalyką daryti pradinėje stadijoje. Tai yra rengiant projektą. Reikia pasirinkti kvalifikuotą architektą, kuris sugebėtų paruošti ne tik techninį projektą, tačiau ir darbo brėžinius. Taip, kad įgyvendinus tą projektą būtų pasiektas tas laukiamas efektyvumo ir gyvenimo kokybės rezultatas. Rinka pagaliau pradeda suprasti, jog tikrai nusipelnė gyventi geriau ir žymiai patogiau ir turėti visą komforto paketą optimaliais kaštais. Apsilankėme dar vienose puikiuose namuose, sužinojom daug ko, gal nebuvom žinoję apie energijos taupymo kaštus ir būdus. Na, mano galva šitas namas vienas geresnių. O kokį gerą aš jums parodysiu po savaitės. Žiūrėkit Lietuvos ryto televiziją, susitinkam kitoje laidoje Supernamai.